Labas vakaras, gerbiami bendražygiai. Labas vakaras, todėl kad iš tikrųjų yra vakaras, leidžiasi gražiai saulė, laukia šalta, bet šiltnamį pats tas dirbti. Aš pagaliau radau laiko užsiimti savo pomidorais, nes šiek tiek juos apleidau. Pažiūrėkit, kokios džiunglės. Bet, taip sakant, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ir užtat dabar aš jums pilnumoj galėsiu parodyti, kaip formuoti pomidoro krūmą, ką palikti, ką nuskinti. Matot, jau žydi mano pomidoriukai. Iš įrangos, kaip visada apžvalga, kokios įrangos prireiks. Dėžutės sukrauti lapams ir pažastims. Būtinai guminių pirštinių, nes rankomis plikomis apgenėjus pomidorus, jūsų pirštai stipriai parudos. Atrodys neestetiškai ir tas rudumas nenusiplauna nei su muilu, nei su valikliu, nei su feiriu visą savaitę, taip kad pirštinės būtinas. Ir sekatorius pageidautinas, nes būna kartais tokių pažastų, kurios tiesiog nenori gražiai nusiskinti. Ir dabar taisyklės. Matome apaugusi, apžėlusi pomidorą. Pirmiausia, ką mes padarome, pašaliname absoliučiai viską, kas yra apatinėme stiebo trečdalyje. O dabar aš jums parodysiu, koks yra papildomas stiebas, kokios pažastys storos apaugusios. Net sunku atskirti, kuris yra pagrindinis stiebas. Bet matosi, pažastys tarsi priklijuotos iš šono ir pakankamai lengvai lūžta. Jokių būdų nesusigundykit jų palikti, nes jos tik tai siurbia sultis, neleidžia augti pagrindiniai viršūniai, o tos pažastys, kurios prasideda prie žemės, jos labai vėlai pražydės. Ir iš tikrųjų iš jų nieko gero nebus. O žiūrėkit, dar atsiras ant jų pomidorų ir jos tada turi savybę nulūžti, nes prastai laikosi. O dabar man prireikia sekatoriaus, nes gražiai nusiskinti nenori tas stiebas. Taigi viskas, kas yra apatinėme stiebo trečdalyje, viską absoliučiai šaliname. Apatinis stiebo trečdalis turi būti visiškai plikas. Tai daroma tam, kad nepasigautų pomidoras grybelinių ligų, nes lygos, tiksliau jų sporos žemoje žemėje, o susirga pirmiausia lapai. Todėl mes lapus ir žinoma pažastis apatinėme trečdalyje pašaliname. Trečdalis apatinės stiebo yra plikas. Dabar einame toliau. Jeigu lapas žiūri į pačią pomidoro gilumą, į vidų, jis vis tiek negauna saulės, reiškia, tas lapas nereikalingas ir ta lapa, kuris žiūri į vidų, kuris uždengtas šešėlio nuo kito pomidoro greitimai esančio, mes jį pašaliname. Toliau eina smulkios pažastys, tokios. Jos labai lengvai lūžta. Yra tokių siūlymų, kad reikia jos kirpti, palikti tokius kelmukus, bet iš tikrųjų tas nepadeda ir labai sėkmingai jos atauga vėl. Šiaip auginant pomidorus, tenka susitaikyti su tom, kad pomidorų genėjimas tai yra toks periodiškas darbas ir jį per vasarą 3-4 kartus vis tiek reikės atlikti. O šitą irgi pašalinsim, matot koks. Šitas irgi nereikalingas. Dabar ką aš jums noriu pasakyti. Šiais metais mano pomidorai auga pakankamai laisvai. Aš padariau atstumą 40 cm tarp jų. Dėl to aš pomidorus auginsiu 2, netgi 3 stiebais. Ir dabar aš jums parodysiu, kokį stiebą reikia palikti. Čia yra tikrasis pomidoro įsišakojimas. Matot, skirtingai nuo pažasties, pomidoras tarsi įsišakoja. Nėra tokio jausmo, kad būtų papildomas stiebas priklijuotas. Tai šitą viršūnę mes jau paliksime ir jinai pakankamai greitai žydės. Matot, jau žiedus jinai yra sukrovusi. Dabar parodysiu ant kito pomidoro, dar geriau matosi. Čia yra tikrasis tas įsišakojimas. Žiūrėkit dabar, kaip atskirti pažastis nuo įsišakojimo. Įsišakojimo po vieną aš šiais metais palieku. Jeigu pomidorų yra pakankamai vietas, tai aišku 2 stiebais jisai užaugins žymiai didesnį derlių. Ir iš principo viskas. Ir dabar jau pomidoriukus galima ir paryžti, nes jie pakankamai yra aukšti, stiprus ir jau griuvinėja. Aš rišu prie šiltnamio karkaso, rišu tokiom virvutėm, kurios specialiai karpomas iš senų trikotažinių drabužių. Aišku, galėčiau nusipirkti virvę, bet virvė būtų kieta ir jinai tą pomidorą smaugtų. Trikotažinė virvutė yra minkšta, jinai yra tampoma ir dėl to pomidoras gali ramiai augti, gali toj kilpai storėti ir jinai jam neperspaudžia sulčių judėjimą, netrukdo. Apie virvutės, apie parišimą aš jums parodysiu atskirame filmuke, o kol kas apie formavimą viskas.
Jeigu patiko, spauskite like ir prenumeruokite kanalą tam, kad nepraleisti sekančių filmukų, o jų bus daug. O dabar iki.